Elektroninė leidyba – tai verslas, menas ir kūryba viename. Elektroninės leidybos technologijos – viena naujausių Alytaus kolegijos informacijos ir ryšių technologijų fakulteto studijų programų. Atsižvelgiant į studijuojamus dalykus, šią studijų programą turėtų rinktis kūrybingi abiturientai, gebantis vizualiai mąstyti bei įgyję tvirtus informacinių technologijų pagrindus vidurinėje mokykloje. Pagrindinė elektroninės leidybos technologijų studento savybė – kūrybiškumas. Turi daugybę idėjų, bet nežinai, kaip jas realizuoti, tave žavi leidybos industrija. Nori spausdinti, publikuoti lankstinukus, plakatus, knygas, o gal nori kurti trimatę grafiką ar kompiuterinę animaciją? Jei atsakei taip, tuomet elektroninės leidybos technologijų studijų programa tau. Dar besimokydami, studentai turi galimybę savo idėjas realizuoti kolegijoje veikiančiame elektroninės leidybos centre, kuriame jie atlieka ne tik pagal studijų programą numatytus praktinius kursinius darbus, bet ir aktyviai prisideda prie centro veiklos, leidžiant Alytaus kolegijos laikraštį, reklaminę medžiagą, kuriant videofilmus ir rengiant kitus užsakomuosius darbus. Baigę studijas, elektroninės leidybos technologijų absolventai laukiami valstybinėse ir privačiose įmonėse, spaustuvėse, internetinių svetainių kūrimo, reklamos ir dizaino įmonėse, leidybos centruose. Jie sėkmingai siekia karjeros ir kitose srityse, kuriuose reikalingos ne tik leidybos žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, mokėjimas dirbti komandoje, informacinių technologijų, projektinės veiklos išmanymas. Elektroninės leidybos technologijų studijų programos absolventų baigiamieji darbai, knygų leidyba, prezentacinių filmų, hologramų kūrimas, įmonės prekinio ženklo, pradedant vizitinėmis kortelėmis ir baigiant sieniniais kalendoriais parengimas, elektroninių nuotraukų albumų leidyba ir kiti darbai, reikalaujantis grafinio dizaino, maketavimo, fotografijos, vaizdo montažo, kompiuterinės animacijos, elektroninės leidybos ir daug kitų studijų procese įgytų kompetencijų ir gebėjimų. Bekraščiame laike, beribėje erdvėje iš pradžių buvo sprogimas, kuris pagimdė šaltas ir karštas žvaigždės, žvaigždžių sistemas, lėtai besisukančius gigantiškus meteoritus. Kažkur visatos pakraštyje, planetoje, kurią žmonės pavadino Žeme, užsimezgė mąstančios būtybės vaisius. Toks trapus ir pažeidžiamas. Deja, Žemė nerojus, todėl gyvybė joje visomis. Elektroninės leidybos technologijų studijų programa skirta rengti inžinierių, gebanti projektuoti, maketuoti ir parengti spaudai įvairios paskirties spaudinius, administruoti kompiuterinės leidybinės sistemas, organizuoti elektroninės leidyklos darbą, projektuoti ir realizuoti interneto informacinės svetainės, kurti trimatę grafiką ir kompiuterinę animaciją, apjungti poligrafijos ir informacinių technologijų galimybės, gebanti teorinės žinias bei praktinius įgūdžius taikyti, dirbant kūrybinį darbą. Elektroninės leidybos technologijų studijų programos absolventai baigę studijas įgyja kompetencijas iš šių veiklos sričių: elektroninio leidinio projektavimo, elektroninio leidinio apipavidalinimo, dizaino kūrimo, publikavimo, kompiuterinių leidybinių sistemų administravimo, informacijos paieškos, atrankos, vertinimo elektroninių leidinių pasaulinėse duomenų bazėse, elektroninės leidyklos veiklos planavimo ir darbo organizavimo, elektroninio leidinio eksploatavimo. Kuo toliau, tuo tvirtesnės pozicijas elektroninė leidyba išsikovoja visos leidybos ir apskritai informacinių technologijų tarpe. Elektroniniai leidiniai darosi vis tobulesni, prieinamesni, geresni, profesionalesni, žvelgiant tiek iš technologinės, tiek iš socialinės ir psichologinės pusės. Stengiamasi ne tik patenkinti informatyvumo, patikimumo, patogumo poreikį, bet ir suteikti kuo didesnį komfortabilumo jausmą elektroninių leidinių vartotojams.
Prognozuojama, jog netolimoje ateityje elektroninė leidyba taps didžiausia ir pagrindinė visą leidybos rinką užvaldžiusią mokslo, informacijos, komunikacijos, pramogų sritimi. Taigi, elektroninės leidybos technologijų studijų programos pasirinkimas tavo sėkmingos karjeros pradžia.